Ar žinojote, kad Katalonijoje yra vulkanų? Ir aš nežinojau. Tai dabar mes einam prie Kraskatų vulkano, o prieš tai buvome Santa Margarita. Atvykau į miestelį pavadinimu Castelfollit della Rocca. Senamiestis pastatytas ant klifo. Ir štai Camprodona pažiba. Naujasis tiltas vadinasi. Prašo taupyti vandenį dėl vandens trūkumo Katalonijoje ir sausros. Va taip va. Dabar atvykau į Santa Pau kaimelį. Kaimelis irgi senovinis, turi būti kalnų apsuptyje. Eisim pasižiūrėsim, ką turi parodyti turistai. Pažintį norėjau pradėti nuo informacijos centro, bet pasirodo, pirmadienį, antradienį jie nedirba. Va kaip. Kaimelis pats iš savęs nedidelis, apie 1500 gyventojų, bet turi pilį ir viduramžių palikimo. Pilis kažkur į tą pusę, netrukus turėtumėm pamatyti. Va, matosi ten ir pilis. Ir už jos kalnai. Santa Pau maždaug 13 amžiaus ir visas kaimelis formavosi pradžiai aplink pilį. Eina dabar link senamiesčio. Tikiuosi, čia bus praėjimas. Nusimato biškį sporto pradžiai žemyn, po to vėl aukštyn ir pasieksime tikslą šitam kaime. Na, jau prasideda senamiesčio gatvės. Matos, kad labai seni pastatai iš akmenų. Kalnų panorama. Žalia visur. Panašu, kad žmonės čia gyvena pagal spaudą. Kitaip turbūt nemesta šito viso žurnalo reklamą. Panašu, kad ir pilis pasiekta. Pilis atrodo apleista, viskas uždaryta, žolė nenupjauta. Kadangi randasi ant kalno, tai galima matyti visą kaimelį, bent jau didžiąją dalį. Ir čia prieinama pagrindinė kaimelio aikštė, vadinasi Plaza Mayor. Turim bažnytėlę.
Na ką galiu pasakyti, labai gražus ir vertas dėmesio miestukas. Aišku, jis nedidelis ir pagrindė 3 vietos, kurias verta aplankyti. Tai pilis, centrinė aikštė ir ta centrinė aikštė yra bažnyčia. Nu, net apie pusę valandos turėtų užtekti šitą miestuką. Ar žinojate, kad Katalonijoje yra vulkanų? Ir aš nežinojau. Tai va dabar atvykau į vulkanų parką. Jame yra 40 vulkanų. Tiesa, tie vulkanai jau nebėra aktyvus. Ir paskutinis įsiveržė maždaug prieš 11 000 metų. Dabar einu takeliu link vieno iš tų vulkanų 40. Pradžia eina toks takas. Šiek tiek į kalnelį. Kad nepasiklysti yra ženklai. Čia, kaip suprantu, yra takai 3 vulkanas. Mūsų Santa Margarita. Tai čia nais. Čia pagal žemės spalvą turiu įtarimą, kad gali būti sustingusi lava, nes vietomis primena man juodas smėlio paplūdimis. Iš lavos suformuotas. Pirma tako dalis neatrodo sudėtinga, tiesiog šiek tiek lipama į kalnelį, bet nieko tokio sudėtingo kol kas nesimato. Žmonių tokia nesimato, net ir parkingas prie vulkano tuščias. Turbūt dėl to, kad ne savaitgalis ir šilumos apie 30. Taip kad kas dirba, kam per karšta, o skaičiau bent jau komentarus, kad savaitgaliais parkingas būna net perpildytas, ne visada vietos būda. Čia panašu į kavinę, kuri gali būti, kad tik tai savaitgaliais veikia, ar šiaip dėl kažkokių priežasčių šiandien uždaryta. Šitas skulptūros primena tas iš Velykų salos. Tokias akmeninės, jeigu žinot, bent jau veidai, turbūt nukopijuoti. Pakeliai tokį medį sutinkam. Panašu, kad garbingas, senas. Dabar jau sakyčiau šiek tiek statėja. Kilimas. Prakaita daugiau jau galvoje. Kas smagu, kad einama per mišką, tai daug kur yra šešėlis. Todėl netaip karšta, nes jeigu būtų visą laiką atvirai ant saulės, tai jau būtų karštoka, švelniai tariant. Dar statėja takas. Pradeda priminti mano gyvenimo Juodkalnijoj. Būduvoj. Gyvenau ant kalno, tai kiekvieną dieną aukštyn žemyn į tokį kalną vos ne. Bet sportas geras, kardio treniruotė. Apie 20 minučių teko kopti į viršų, o dabar jau takas eina žemyn. Panašu, kad mano kelionės tikslas jau visai nebetoli, girdisi balsai, tai turbūt, kad ten prie vulkano yra žmonių. Tai šitas vulkanas vadinasi Santa Margarita ir dar žymus tuo, kad turi bažnyčią. Įdomus toks jausmas būti neaktyvaus vulkano krateryje. Buvusio vulkano. Beje, užtrukau apie 25-30 minučių ateiti iki čia.
Bažnytėlė spėju bus uždaryta. Tikrai taip. Na ką, neeilinė ir labai įdomi vieta. Ir aplamai aš apie ją sužinau tik tai visai neseniai prieš kelias dienas, naršydamas internete, planuodamas savo dienos išvyką ir žiūriu, wow, yra vulkanų Katalonija, kažkas tokio niekada negirdėto ir net nustebinusio. Tai va, margas ir gražus tas pasaulis, ypač kai labiau pasigilini ir pasidomi apie jį. Kas įdomu, kad takas atgal eina žemyn, atrodo turėtų būti lengva, bet vis tiek pakankamai statu ir taip reikia atsargiai dėti kojas, todėl, nėra patogu. Na ką, užtrukau grubiai apie valandą laiko pirmyn atgal ir dabar dar sužinau, kad galima nueiti iki dar vieno vulkano. Tai jeigu dar turiu, bandysiu kol kas. Čia tako pradžia geresnė, tiesiog einama keliu, bet jokios užuovėjos, jokio šešėlio, tiesiai ant saulės kaitros. Pakeliai laukai, kažkas auga, ne ūkininkas, tai negaliu pasakyti, nekompetitingas šitoj srity. Nu, dabar jau kelsim į kalną. Apgavau, bet nenorom apgavau. Niekur mes nekilsim, čia nusisuka į dešinę pusę takas, prieš tai nesimatė. Taip įdomiai, einant link vulkano, yra turizmo informacijos centras. Tai dabar mes einam prie Kruskato vulkano, o prieš tai buvome Santa Margarida. Kaip viskas atrodo, jeigu tokiam va žemėlapį. Vėl pagal spalvą kažkokie sudžiūvusios lavos elementai. Čia reikia suprast, kad ugnikalnio krateris, bet ten apačioje nusileis panašu, kad negalima. Visur toks kaip tamsus smėlis, juodas, ar tai žemės, lavos palikimas. Nu, pasakyt, kad gražu, tai nieko nepasakyt. Gražu labai ir neįprasta. Galvoju, kad negalima ten apačioje nusileis, bet pasirodo yra takas. Tai aišku, mes jo pasinaudosim. Na ką, aplankyti du vulkanai, tai ką galiu pasakyti palyginimui. Visgi šitas antras, net sakyčiau, yra įdomesnis, jį lengviau pasiekti, mažiau jėgų reikalauja, tiek, kad daugiau saulės gausite eidami taku, bet nemanau, kad čia didelė problema. Bet kaip bebūtų, abudu vulkanai įdomus ir manau verta tiek vieną, tiek kitą aplankyti, nes ir ta bažnyčia pirmam vulkane, nu jinai įspūdingos tas vietas. Ir abiem vulkanam, nu reiktų skirti, sakyčiau, tarp 2 ir 3 valandų. Mano atveju aš apie 2 valandas gal būsiu užtrukęs, bet aš pakankamai greitai vaikštau, tai
reikėtų gal net ir 3, sakykime, jeigu to labiau, jeigu norite daugiau laiko skirti pačiuose vulkanuose, pasifotografuoti, pasifilmuoti, gal pailsėti, užkas kažką, tada jo, reiktų bent jau 3 valandų planuotis. Atvykau į miestelį pavadinimu Castelfollit della Rocca, senamiestis pastatytas ant klifo. Pakilau į miestelį viršų, dabar einu į tą senamiestį, kur ant klifo. Miestelis pasitinka tokiu kaimo kvapu, tręšiamų laukų, toks mėšlo kvapas jaučiamas. Čia panašu jau prasideda senamiestis. Toks jausmas, kad čia senamiesčio daug nėra. Ir pagrindinė atrakcija vaizdas iš toli, gal nebent dar ta bažnyčia bus įdomi. O taip, eiliniai, nieko per daug neįsiskiriantis namukai. Vaikštai ir net nepasakytum, kad tu esi ant klifo pačio viršaus. Žalia, žalia, kur dairais. Dabar jau panašėja į senamiesčio vaizdą. Siauras senovinės gatvelės. Eina blink bažnytėlės. Štai ir bažnyčia. Apžvalginė panorama irgi ne ką mažiau įspūdinga. Ten tiltas gražus tolumai ir kalnai. Pas kai kuriuos iš langų vaizdai turėtų labai džiuginti. Prieš tai mes buvom kažkur va ten va. Iš tenai žiūrėjom vaizdą į šitą vietą. Atvykau į dar vieną viduramžių miestelį. Šitas lyginant su kitais turbūt pats populiariausias. Katalonijoje įvykdoma daug ekskursijų ir jo pavadinimas yra be salų. Daugelis pastatų išlikę iš 11 ir 12 amžiaus. Pažintis su miesteliu prasideda nuo senojo tilto. Jame yra 7 arkos, 2 bokštai ir jisai yra statytas 12 amžiuje. Visai prie pat tilto yra turistų informacijos centras, bet dabar jis jau uždarytas 6 valandos vakaro. Bet gal kam bus aktualu, kas keliausite čia. Beje, viduramžių laikais be salų buvo regiono sostinė. Panašu, kad viena iš siauresnių gatvių mieste. Įdomu, ar tu žmonės prasilenktų. Be salų atrodo ir gyvesnis iš tų viduramžių visų miestelių, kuriuose teko būti, nes kitur žmonių mažai bei turistų buvo, čia jau žymiai daugiau.
Matosi, kad populiaresnis už kitus. Turim tokią bažnytėlę. Čia panašu į vieną iš pagrindinių aikščių. Dar viena bažnyčia. Mesėdžių rojus. Tiltas visai kitų kampų. Nežinau, turbūt vienas iš gražiausių viduramžių tiltų, kokius esu matęs. Dabar atvykau prie didžiausio ežero Katalonijoje. Tas eusės turbūt skamba wow. Bet dėja, neturi Katalonija didelių ežerų. Greitai pamatysite, kokio dydžio tas didžiausias ežeras. Prie ežero toks kaip parkelis, vaikų žaidimo aikštelė, pėsčiųjų takas. Tokia kaip poilsio relakso zona atrodo. Palei ežerą eina takas, tai puikiai tinka aktyviam laisvalaikiui. Bėgioti su dviračiais, su riedučiais, pasivaikščiot. Tik tai kol kas dar nematau normalaus priėjimo prie ežero. Nebent va tokie va. Tai neišeina parodyti viso to vaizdo, kaip atrodo, bent jau, kad supras, kokį dydžio tas ežeras. Dalis teko palei ežerą į kažkokį mišką pereina. Matau pliažą, tai einam link jo. Saulė šviečia į akis, nežinau kaip matysis video. Tai va, toks tas didžiausias Katalonijos ežeras. Ilgis panašiai apie 2 km. Plotis, iki 750 metrų. Bet nedidė esmė vis tiek. Apylinkės labai gražios. Ežeras pats gražus ir vertas apsilankymo. Šitame ežere, kai buvo Barcelonos olimpinės žaidynės 1992 metais, čia vyko irklavimo varžybos. Nežinau, kadangi čia didžiausias ežeras, tai turbūt kitų pasirinkimų nelabai ir buvo. Nors pats ežeras nėra taip arti nuo Barcelonos, panašiai gaunasi 125–130 km iki čia.
Na ką, apėjau aplink ežerą, užtrukau grubiai valandą 15, valandą 20, tai manyčiau, kad tako ilgis galėtų būti taip 6-7 gal kilometrai. Jau ir vakarėja, temsta po truputį, saulė leidžiasi, reiks varyti namo, nes kai saulė nusileis, nieks namo nebeįleis tada jau. Gražios spalvos prieš leidžiantis saulė. Va, kokia romantiška vieta. Restoranas ant vandens, saulėtekis. Sveiki visi, šiandien vėl tyrinėju Katalonijos gamtą bei viduramžių miestelius. Atvykau į vieną iš viduramžių miestelių, pakankamai ilgų pavadinimų, todėl nelaužysiu liežuvio, o pavadinimą įmesiu tiesiog ant video. Taigi eisim pasižiūrėsim, kas gražaus šitam viduramžių miestelėje apsuptam kalnų. Prieiname vienuolyną, tuo pačiu pavadinimu kaip ir miestelis. Nuo šio vienuolyno ir prasidėjo miestelio istorija. Vienuolynas jau yra žinomas nuo 9 amžiaus. Čia galim pažiūrėti, kaip viskas atrodo viduje. Čia pagrindinė aikštė, Plaza Mayor vadinasi. Kai kurie pastatai taip atrodo, gyvenimo matę, tinkas atrupėjęs ir nutrupėjęs ir panašiai. Čia va, bet čia gal toks stilius. Gal čia ne tai, kad nesutvarkyta, bet čia toks antikinis palikimas. Sunku pasakyti. Štai prašom, kokia miesto panorama. Dabar einam aplankysim pagrindinę vietą mieste, dėl kurios galima sakyti, aš ir atvažiavau čia. Štai miesto pažiba. Romėniško stiliaus senasis tiltas, pastatytas 1138 metais. 15 amžiuje tiltas buvo sugriautas žemės drebėjimo, vėliau atstatytas ir Ispanijos civilinio karo metais vėl buvo sugriautas, susprogdintas dinamitu ir vėliau rekonstruotas 1976 metais. Matau tolumoje tamsius debesis, panašu, kad ten gali lyti netgi. Lietaus nesu matęs turbūt daugiau nei mėnesį. Visą laiką laikosi temperatūra taip virš 30, tarp 30 ir kokių 34 karšta. Kartais visai jau nesupykčiau, jeigu ir palytų.
Beje, miestukas šitas randasi maždaug 700 metrų aukštyje virš jūros lygio, todėl čia šiek tiek gaiviau negu pakrantėje, bet vis tiek šilta, karšta netgi. Na, ką galiu pasakyti, nuo šios dienos tai vienas iš mano mėgstamiausių viduramžių miestelių čia Katalonija, kartu su Besalú. Galiu šitos du miestelius įskirti, o kalbant būtent apie šitą, tai įspūdingas tiltas ir įspūdingos apylinkės. Dėl to jisai jau yra sąraše mano mėgstamiausių miestukų dabar. Čia pagrindinė miesto bažnyčia. Atvykau į dar vieną viduramžių miestą pavadinimu Camprodon. Jeigu trumpai, miestas įkurtas 12 amžiuje, randasi maždaug 1000 metrų aukštyje virš jūros lygio. Vaikštant po miestelį labai gaivu, temperatūra 19 laipsnių, neseniai palijo, o pajūryje laikosi temperatūra apie 30 šilumos ir visą mėnesį taip. Tai seniai bebuvo taip gaivu man, tai netgi malonu ir tas toks šiltas, smulkus lietutis netgi taip maloniai nuteikia iš tikrųjų. Dažnas atvejs ir kurortiniuose miesteliuose yra tokie traukinukai, bet šitas, sakyčiau, net gražesnis lyginant su kitais. Auksinis toks. Ir štai Camprodono pažiba. Naujasis tiltas vadinasi. Tiltas statytas 12 amžiuje, tai kiek neįprastai man skamba tas pavadinimas Naujasis tiltas. O šiaip istorija pakankamai panaši kaip ir praeito tilto, praeita miestelė, tai romėnų stiliaus. Smarkiai nukentėjo per žemės drebėjimą 1428 metais ir po to galutinai sugriautas Ispanijos civilinio karo metais, kada atstatytas, dėja informacijos jokios neradau. Mačiau, kad žmonės eina per tiltą, tai einu ir aš pakilsiu, pereisim tiltą, pažiūrėsim, gal dar bus kažkokių kitokių naujų panoramų.
jau griaudžia, tai reikės bėgti toliau. Važiuosim į kitą miestą. Nu, ką galiu pasakyti, šitas Camprodon miestukas dar gražesnis už praeitą. Nu, kaip bebūtų, kol kas į top 3 eina. Tai praeitas, šitas Camprodon ir be salų. Kol kas man patys gražiausia viduramžių miestukai šitam krašte. Na, miestelis vizualiai neatrodo toks mažas, lyginant su kitais. Ir gatvės plačios pakankamai ir ilgos. Ir žmonių yra. Čia matote Camprodon vienuolyną. Papuoliau į liūtį. Gaivią liūtį. Dar vienas viduramžio miestelis. Čia matote pavadinimą, Beget. Nu, kol kas atrodo, kad šitas Beget yra atokiausias ir mažiausias iš kol kas aplankytų šitų miestukų, nes nuo Camprodono iki čia eina serpantinas. Camprodonas kilometrų aukštyje randasi šitas 500 metrų, tai siaurais tokiais serpantinais leidžiamasi žemyn vietomis. Nu, tiksliau, praktiškai visur dvi mašinos vos prasilenkia ten centimetrais ar net milimetrais atstumu. Ir čia toks atrodo pamirštas kraštas, net ryšys netraukia. Net ir hostelis yra kaimelė. Kažkur tenai. Čia, man atrodo, pati geriausia vieta, kai esate pavargę, kai nenorite, kad kažkas trukdytų, ryšys netraukia, nieks neprisiskambins, nieks neprisirašys. Galima tiesiog pasivaikščioti senovinio miesto gatvėmis, grįžti praeitį. Tikrai smagu. Čia kažkoks dežavu man. Gruzija, Armėnija iš karto, kai karvės ant kelio primena.
Tai ačiū, kad žiūrėjot, spauskit like, subscribe, jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.